Sidai, pas mus šiandien svečiuose Audrius su Tikurila produktai. Sveikas, Audriau. Sveikas, gyvas. Ačiū, kad atvažiavai. Mes dabar kalbėsim, netrukdyk. Man atėjo metas tvarkytis terasas. Bet taip jau gavosi, kad aš net 4 rūšių terasas turiu. Viena kompozitinės medienos prie senojo namo. Maumedžio mediena prie pirties. Prie daržinės paprasta pušis. Ir čia, kur sėdim dar prie naujo namo, yra termomediena. Kompozitinė vis tiek yra nenatūrali ir vasarą labai įkaista saulėje, basam vaikščiot beveik neįmanoma, jeigu Prisėst nepavyktų. Termo, tai man atrodo, gal ir geriausias variantas. Mes galėsim ją atnaujinti. Galėsim atnaujinti ir apie tai pakalbėti ir ką tada reiktų daryti tam atnaujinimą. Kadangi dabar dirbsim su termomediena, tai aš garantuoju, kad daug žmonių tiesiog nežino, kas yra termomediena. Čia ką su žiebtuvėliu ją prakaitina, ką čia su ja padaro? Ne, prakaitina tik specialiuose kamerose. Tai ten kontroliuojamai temperatūrai ir drėgmėje ir kas tikrai man, pavyzdžiui, kad be jokios chemijos. Aišku, ne visi aliejai tinka tam termomedienai, bet mūsų ta naujo serija kuo puikiausiai bendrauja viens su kitu. Taip atrodo aliejus po maždaug 2 metų tarnavimo. Maždaug, jisai taip pradeda, kaip čia, nudulėti, aš šitaip vadinu. O taip jisai atrodo po plovimo. Ir taip turėtų būti paruošta mediena kitam etapui aliejavimui. Štai mes turime aliejavimą, vienas sluoksnis uždėtas aliejaus ir tokia mediena geria tiek daug, kad užtenka vienas kartą. Tiesa, kas padaro tą tokį plovimo efektą, tai jums reikia ploviklio ir geriausia bus šarmas, tam skirtas terasų plovimui šarmas, kuris patirpdo, aš taip vadinu, patirpdo purvą, nešvarumus, dumblius ir seną aliejų. Ir dezinfekuoja tam momentui, tą žalmą visą nusiplauna labai lengvai. Gerai, tai tarkim mes už to nusiplovėm. Taip, nusiplovėm, įsidžiovinom ir tuomet mes, ką darom išdžiovinę, mes turim šiek tiek ją pašlifuoti. Ir nušlifuosim šiuo atveju visas atplaišas, visus nešvarumus, kas tenai prilipę, visokių tokių šiek tiek senų aliejaus nušlifuosim ir tuomet nusipūtę dulkės galėsim aliejoti. Šiaip labai patogus įrankis, pasakysiu. Čia Anza? Taip, Anza, švedų gamintojas, skirti, ir ergonomika, ir patogumas, ir suderinamumas. Ką mes dabar atsidarysim aliejų, persimaišysim. Ir būsim dailininkai. Turėsim šių metų naujieną, aliejų, valtį plus terasol. Karku aš derinau labai dėl to, spalvą rinkausi, kai pagal jūsų katalogą, dėl to, kad man prie fasado labai tinka. Dar kvepia aliejum. Kvepia aliejum, bet atrodo nuostabiai. Ir kas man itin patinka, kad nuostabiai dera prie fasado spalvos. Gera spalva. Taip. Pats įsitikinau, kad tai nėra kažkoks jau itin sudėtingas ir sunkus darbas ir netgi, sakyčiau, malonus, nes labai greit matos rezultatas, ypatingos fizinės jėgos irgi nereikia. Ir matai, kaip keičiasi vaizdas. Ir viskas ant akių, nes gali labai palyginti, kur mes padarėm ir dar ten nedaryta terasa. Tai tiesiog diena ir naktis. Taip. Ačiū už pamokas.